Sveiki, su jumis sveikinasi Dalbajob naujienos. Kaip žinote, pasaulyje sklinda įvairiausios kalbos apie tai, kaip 100 žmonių galėtų įveikti vieną gorilą. Šiandien mūsų studijoje turime svečią, pačią džiunglių gorilą, ir mes norime ją pakalbinti. Ji save vadina Didysis Juodasis, VV, Dingus Dongus. Sveiki, ponas gorila, kokia jūsų nuomonė apie pletkus? 100 vyrų prieš vieną gorilą. Sveiki. Visų pirma, esu šiek tiek pasipiktinęs tokią nuomonę. Mano jėga prilygsta 10 žmonių jėgai. Aš esu jėgainė, įmonė, fūra, uabas, ar kaip jūs ten vadinat dabar tuos, kurie yra stiprūs. O dar prie viso to aš vakar suvalgiau 100 bananų. Galėčiau suvalgyti dar ir 100 žmonių ant pusryčių. Manau, žmonės naudotų taktiką prieš jūs, jūgi visas 100. Aš irgi turiu taktiką. Atsikeliu ryte, išraunu medį, parodau, kad šiandien man nekokia nuotaika. Kokią taktiką jie naudos, kai aš išrausiu medį ir kaip malūnas prasisuksiu per juos. O jeigu tarp to 100 žmonių bus rimtų sportininkų? Kuo rimtesnis sportininkas, tuo greičiau pabėgs ir išliks gyvas. O jeigu visas 100 susivienytų kaip komanda ir vienu metu pultų jūs? Aš irgi turiu komandą. Kairytę ir dešinytę. Abi mano rankos gali pakelt net 1800 kg. O nuo grūdako šito komanda gali paspaust virš tonos. O ką darytum, jeigu 100 profesionalių kovotojų ateitų tavęs mušti? Pareikalaučiau kontrakto, kuriame už laimėjimą duoda lifetime bananų privežimą ir visą gyvenimą man nebereikėtų galvoti apie tai, iš kur gaut bananų. Ar turėtum kokią žinutę tiems žmonėms, kurie tikrai ateis tavęs mušti? Turiu. Atsineškit bananų, bent naudingi būsit. O jeigu 100 žmonių būtų su ginklais, ką tada darytum? Pasukčiau mindį. O tada atskristų Banano Respublikos pajėgos. 100 beždžionių ir gorilų. Atrodo, lyg tu nieko nebijai, bet gal iš tikro kažko bijai. Žinai, žmogau, aš tau pasakysiu taip. Didžiausia gyvenimo baimė yra, kai džiunglėse neberandi banano atsargų. O 100 žmonių, jeigu kiekvienas atsineštų po dėžę bananų, gal net taip skaudžiai gautų. Paskutinis klausimas. Ką norėtum perduoti tiems žmonėms, kurie žiūri šitą interviu ir tiki, kad 100 žmonių galėtų sudoroti vieną gorilą? Mėly žmonės, kai ateinat kovoti prieš gorilą, kaip svečiai visada turite atsinešti dėžę bananų ir labai patogius batus, su kuriais jums teks bėgti. O rimtiem bachūrams siūlau ateiti su kostiumu ir lakierkom. Iš anksto pasipuošę, bus lengviau ne ant lavonų užmaut kostiumą. Ačiū jums, ponas gorila, už atsakymus. Su jumis buvo Dalbajob naujienos. Nuo šiol niekas nebesakys, ką gali padaryti viena gorila. Viskas ir taip aišku. Reikia būti tuo 1%, į kurį įeina visiški Dalbajobai ir bandyti įveikti gorilą.